Tai visų, kurių mamos paskambins pas mus į eterį, dabar aš duodu 10 minučių, dabar iki 14:20, duodu 10 minučių, kad jūs paprašytumėt ir visų, kurių mamos paskambins mum į eterį, visi žmonės gaus po 100 kreditų. Nu ką, jūs turit 8 minutės dar, kad jūsų mamos. Tai va dabar, kas nori 100 kreditų, tegul mamos skambina į eterį. Alio. Labą dieną. Laba, kuo jūsų vardu? Čia būsiu Rasa. Vėl Rasa mums skambina. Ir vėl taip pat Rasa. Rasa, taip dabar papasakokit, kaip jūsų sūnus dabar dar kartą paprašė jūsų paskambinti. Taip, teisingai. Tai jis tiesiog priejo prie jūsų ir sako, skambink mama. Ne, viskai ne taip. Sako, ar nenorėtum paskambinti vėl? Sakau, duok paskambinsiu. O, kaip nuostabu. Tai va, mes dabar žaidžiam žaidimą, kad mamos turi paskambinti ir tik paskambinti. Tai va, tai Aurimas Huawei dabar gaus 100 kreditų. Labai gerai, dėkui jums. Tai va, ačiū jums, ponia Rasa, kad dar kartą nebijojot paskambinti. Ne, nebijojau ir paskambinti ir dar kartą. Labai smagu, gerai. Ačiū jums ir gero sekmadienio. Gerai, Viso. Va, nu kaip nuostabu, ponia Rasa mums ir vėl paskambino ir jos sūnus Aurimas Huawei laimė vėl 100 kreditų. Kur mano aplodismentai? Oi, kaip nuostabu. Šita mamų rubrika yra labai smagi. Alio. Klausau. Alio, labą dieną. Alio, labą dieną. Jūs turbūt esat mama. Taip, mama. Ir jūsų sūnus turbūt prašė paskambinti ir jūs nesupratot, kodėl prašo, bet sakė skambinti. Taip. Tai va, tai čia dabar toks žaidimas vyksta, kad turi paskambinti mamos ir vien už tai jūsų sūnus dabar laimės žaidime ten tokias privilegijas. Tai va, tai taip. Kuo jūs vardu esat? Aš esu Diana. Diana. Ar labai ilgai jūs sūnus bandė įkalbėti, kad paskambintumėt? Ne, jis tiesiog surinko telefono numerį ir padavė man ragelį. Ten be klausimų jokių. Mama kalbėk, sakė. Labai smagu. Koks jūsų sūnaus vardas ir pavardė žaidime? Paklauskit. Sakė, jisai yra Lukas Klebonskis. Lukas Klebonskis. Nu tai ką, ponė Diana, ačiū, kad paskambinot ir dabar sūnus jums turi dėkoti, nes jis laimės 100 kreditų. Prašau, labai tik tai vienintelė bėda yra žaidimo, kad jis labai smarkiai traukia mano sūnų į jūsų žaidimą. Gal turit kokių būdų mažiau, kad jį trauktų? O tai jis pamokų turbūt nedaro? Taip, nedaro visai pamokų, jūs kažkaip galit įtakoti, būtent. Labai nenori, jisai labai myli jūsų žaidimą ir dabar brolį ragina žaisti, bet tada sunkiai su pamokom jam sekasi. Nu čia jau reikėtų tada apmažinti žaidimą jam. Jo, gerai. Nu bet ką, bet vis tiek ačiū Diana, kad paskambinot ir jam šventę padarėt. Sėkmės jums žaidime. Ačiū. Na va, ir ponė Diana. Dar turim minutę, tai reikia atsiliepti. Alio. Labą dieną. Labą. Tai va, duodu savo mamą. Taip. Kas yra? Klausau. Labą dieną. Labą. Kuo jūs vardu? O ar būtina atsisakyti? Nu, vardas žinot, ne pavardė, nesusirasim. Nu, tai jokis skirtumas. Karolina. Karolina. Karolina, ar žinot, kodėl jūsų sūnus prašė dabar kalbėti? Jam pasirodo, kad labai reikia? Taip, nes buvo užduotis, jog turi žmogus paskambinti ir duoti su savo mama pakalbėti. Tai aš dabar su jumis pakalbėsiu, kaip jums sekas. Normaliai. Ar jūs, kadangi šiandien yra paskelbta, jog viso pasaulio cepelinų diena, ar jūs šiandien valgysit cepelinus? Rytoj. Rytoj. Gerai. Jo, rytoj. Nors mes valgėm vakar cepelinų dieną, nes visa šeimina pas mus namie. Oi, o gal liko dar koks cepelinas? Liko. Tai gal, kaip sakant, prisijungt galėčiau? Be abejo. Labai smagu. Kadangi jūsų sūnus jau laimi prizą, kuris buvo čia įsteigtas, man reikia, kad jūsų sūnus pasakytų savo vardą ir pavardę žaidime. Karoli, tavęs prašo pasakyti vardą ir pavardę žaidime.
Tomce Drifteris. Tomce Drifteris. Gerai, užsirašau. Tai ponia Karolina, ačiū, kad savo gyvenimo 2 minutės paukojot mum. Nieko baisaus. Labai smagu. Net įdomu pasidarė. Taip, tikrai. Nu, sūnus įsijungiau į vaikų žaidimus. Taip, tai vat sūnus jums papasakos plačiau, o dabar linkiu jums gerą vakarą. Geros dienos. Ačiū. Ir jums taip. Ačiū. Alio. Labą dieną. Labą dieną, kuo jūs vardu? Daiva. Daiva, jūs, kai aš pakeliu ragelį, klausit, ką čia sakyti, tai žinokit, čia nieko sakyti beveik nereikės, tiesiog reikės su manim pakalbėti 2 minutės. Supratau. Tai jūsų vardas Daiva, taip? Taip. Ir kaip jūs sūnus įvardijo, kur jūs dabar skambinat? Žaidimą. Ir kas ta... O kaip įvyko tas telefono, kaip jis nunešė prie jūsų telefoną ir sako skambink? Sakė taip, sako, aš tada galiu kažką tai laimėti. Taip, ir jis jau laimės. Taip, ir jis dabar jau laimės 100 kreditų tam žaidime. Ir čia šitas žaidimas jau vyksta 20 minučių ir mums kitos mamos skambino. Ir viena mama sakė, kad jo sūnus to žaidimo žaidžia per daug. Tai ar jūsų sūnus nežaidžia šitą žaidimą per daug, gal pamokų netlieka ar panašiai? Ne, atlieka pamokas, viskas gerai. Tai labai smagu. Man reikia tada jūsų sūnaus vardo ar pavardės žaidime, kaip jis ten užsivadinęs. Koks tavo vardas? Vilius Evo. Na ką, ponia Daiva, ačiū Jums, kad Jūs 2 minutės paukojot sūnui, va sūnus dabar laimė prizą. Gerai, ačiū Jums. Ačiū Jums irgi, Daiva. Ir Jūs klausotės internetinės radijos stoties Sarg FM 2.